Ar turit vadybininką? Ne. Patys savo vadybininkauja. Jūs norit, kad į vadybininkus? Ne, iš tikrųjų tai kainuoja. Vadybininkas, jeigu geras vadybininkas, tai kainuoja pinigus. Tiesiog jūs neturite tų pinigų, kad išlaikyti vadybininką, ne? Ar nebūtų taip, kad turėdami vadybininką jūs irgi turėtume daugiau pinigų? Ne, jis neatsipirktų paprasčiausiai Lietuvoje. Bet ar iš patirties žinot, draugai, kitos grupės turi vadybininkus iš viso tokius, ar visi? Ne, šiaip Turi. dauguma turi, aišku, tos vadybininkus. Bet tie vadybininkai dažniausiai būna draugai ir irgi dalyvauja iš entuziazmą kūrybiniam procese. Arba grupė būna, pavyzdžiui, jau komerciškai orientuota, sakykime, labai stipriai. Ja, bet tada vėlgi Lietuvoje negali savo gabalų groti. Jau turi būtinai kažką. Kodėl? Gali. Nu, labai. Bet čia yra visiškai kitokie vandenys. Mūsų pop muzikos šou biznio.